Jeigu tu priimi vaikus kaip savo, iš tiesų, tai yra asmeninis pasirinkimas, be jokios abejonės, pasikeičia tavo smegenų struktūra. Tai yra įrodyta moksliniais tyrimais, smegenų skenais ir taip toliau. Tai lygiai tas pats vyksta, kai įsivaikina žmonės, su vienalytėmis šeimomis ir taip toliau. Tai jeigu mes teigiam, kad pamotė ar patėvis negali mylėti savo vaiko, povaikio, labai negražus tie lietuviški žodžiai, tai tada mes teigiam, kad ir įvaikinto vaiko negali mylėti. Jeigu mes kalbam apie autizmo spektro, pavyzdžiui, vaikus, tai apie kokį mes įtraukų į ugdymą galim kalbėti, jeigu infrastruktūra yra visiškai tam neparuošta. Jeigu mokyklose nėra nei ten ramių erdvių, kur vaikai gali, sensorinių kambarių, kur galima tamsoje pabūti ir taip toliau. Dar Vilnius, Kaunas, dar, bet jeigu mes kalbam apie regionus ar ne, tai dar atskira problema. Ir šiaip, kai mes kalbam apie tą įtraukų į ugdymą, ar ne, kokios yra žmonių kompetencijos, kiek jos yra gilios. Ir sakau, yra mokytojai, kurie tikrai savo iniciatyvą labai domisi, labai daug skaito ir taip toliau, bet aš labai atsiprašau, tai ką ten, nežinau, pedagoginiam mūsų ar ne universitete, kiek gali sudėti informacijos ir kiek sudeda, aš iš patirties matau, ir kiek turi tam specialistai, kurie dirba Didžiojoje Britanijoje ar ne, kurie dirba Amerikoje, tai yra diena ir naktis suvokimo apie tai, ką reikia daryti su vaikais. Mūsų specialistai yra būtent vaiko komanda, ar ne, jie žino, kiekvienas žino tą vaiką, kiekvienas žino, prie ko tas vaikas dirba, kiekvienas žino, ką darė kitas specialistas ir kad reikia jį papildyti, ar ne. Tai jeigu vaikas, pavyzdžiui, eina pas psichologą ir psichologas mato, kad vaikui trūksta žodyno, kad jie galėtų kalbėtis apie kažką, jis eina pas mūsų logopedą ir sako, žiūrėk, man reikia, kad tu dirbtum su šitu žodynu dabar, ar ne, ir jie taip sinergiškai ir dirba. Tai yra fantastika ir būtent todėl mes turim tos rezultatus, kuriuos turim. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. Sveiki, šiandien svečiuose Medeina Andriulienė, nuomonės formuotoja bei Centro Vyšnių žiedai bendraįkūrėja. Tinklalaidę filmuojame Workland erdvėse, kuriuose galite rasti įkvepiančią darbo aplinką, bendradarbystės erdves, pilnai aptarnaujamus biurus bei erdves jūsų susitikimams bei renginiams. Medeina, tai pirmiausiai gal norėtųsi pradėti nuo jūsų pačios, tai kuo šiuo metu gyvenat tiek kaip mama, tiek kaip asmenybė. Aš kaip tik dabar labai fainą tyrimą mačiau. Kalbėjo apie tai, kad nuo senų senovės rinkėjų šitose visuomenėse moteris tipiškai buvo labai tos, kurios atneša į šeimą iš esmės viską, ar ne, nes jos renka. Ir kai mes kalbam apie dabartinę tėvystę, mes labai dažnai kalbam apie tą tobulą motinystę, kuri atėjusi iš krikščionybės iš esmės, ar ne, kuri moteris ten turi būti nuolanki, turi būti su vaikais ir turi būti ta tobula nušvitusi mama, kuri neturi jokių kitokių aspiracijų, ar ne. Tai man labai įdomu, kad jeigu žiūrint labai toli atgal į visuomenės, tai moteris visai nesėdėdavo namuose niekada, ar ne. Ir čia ir būtent buvo pabrėžta, kad moteris buvo labai labai aktyvios. Tai mūsų tas suvokimas apie tai, kad moteris turėtų būti laiminga tik tai būdama su vaikais, yra iš tikrųjų labai modernus ir labai toksai, sakyčiau, apribojantis. Tai aš labai mėgstu kalbėti apie tai, kad moterim faina dirbti ir daryti daugiau dalykų ir kad tai yra normalu ir natūralu. Tai aš darau labai daug dalykų. Tai pagrindinis mano darbas yra Vyšnių žiedai, iš tikrųjų, tai čia yra mūsų centras vaikams su ypatingais poreikiais. Ir čia tokia mano dabartinė pagrindinė mylima veikla. Bet daug darau ir influencingas tas pats, ir dabar visiškai kitokių dalykų pradėjau daryti, kur, pavyzdžiui, parašiau gidą žmonėm, kurie patiria nerimą. Tai visiškai atrodo, kad
kitas sritis, bet tiesiog matau iš Instagramo, kas žmonėm aktualu, ko jiem reikia, apie ką jie šneka. Ir aš labai mėgstu gilintis į tam tikras temas. Tai čia vienas iš tų dalykų, į ką labai gilinausi ir pagalvojau, kad gali kažkam praversti, tai dėl to parašiau. Ir knygą esat parašius? Apie primaitinimą, taip. Tai ko dar nepaminėjau, tai konsultuoju tėvus vaikų mitybos klausimais. Jūs esate ir mama, taip pat esate ir pamotė savo vyro Liudviko vaikams. Kada būtent supratot, kad šeimos dinamika yra realybėje iš tikrųjų visai kitokia, negu dažniausiai kalbama ir pristatoma yra viešoje erdvėje? Tai iš karto nebuvo kažkokio atidėjimo. Aš manau, kad vienas turbūt tokių dalykų yra tai, kad labai sunku įsivaizduoti, kaip tai atrodys, kol tu to nepatyrei, kol tu tame neatsidūrei. Ir po to aš manau, kad yra labai sunku gal vėlgi net ir kažką išsiskaityti apie tai, dėl to, kad kiekviena šeima tokioje struktūroje, aš manau, yra labai individuali. Ir labai sunku pasakyti, kad yra vienas kažkoks receptas ar vienas kažkoks standartas ar dar kažkas. Nes aš tikrai labai daug stengiausi skaityti apie tai ir bandžiau rasti literatūros, kuri man būtų naudinga ir galėtų man pasakyti, kaip čia gyventi, žinai, toliau. Bet aš neradau. Ir man tai buvo, kažkiek patarimų tu randi, žinai, apie tokių neesminių gal. Bet tokio, kaip čia išgyventi šitoje naujoje struktūroje, tai tikrai reikėjo tiesiog patiems susidėlioti iš praktikos. Tai užtruko, bet man atrodo vienas iš esminių dalykų čia gal yra geranoriškumas. Tiesiog kiek tu nori pats, kad visiems būtų gerai. Ir tu supranti, kad jeigu tu konfliktuosi, kad jeigu tu stengsies, nežinau, ten kažkokius ego, žinai, principus rodyti ir panašiai, tai nuo to visi kentės. Ir tu pats kentėsi. Tai man atrodo labai keista, kai žmonės pasiryžta eiti tuo keliu, nes tu tada pasiryžti gyventi konflikte. Kaip tai yra gerai kam nors, tai aš nežinau. Apskritai, vis dar yra tų stigmų visuomenėje apie pamotes ir patėvius, tikriausiai neleisit sumeluoti. Tai kas jūsų akimis yra labiausiai klaidinga šiame įsivaizdavime? Tai pradėkim nuo pamotės archetipo visuomeniai. Tai man atrodo labai sunku keisti žmonėm tokius įsigalėjusius įsitikinimus. Ir čia irgi vienas iš tokių dalykų, ką atradau po to daug gilinamasi ir skaitydama apie tai, kad vėlgi tas tokios, jeigu žiūrim labai toli į žmonijos ten pradžią, deivės, pavyzdžiui, tai jos yra visokios, ar ne? Deivės būdavo ir piktos, ir labai valdingos, ir galingos, ir visokios kokios. Ir tada atsirado krikščionybė ir vėlgi moteris tapo šventąja, kuri yra gera visada ir visus myli ir visiems tik tai duoda. Ir tada reikėjo atrasti, o kur padėti tą blogąją dalį, ar ne? Nes visi kaip ir suprato, kad vis tiek yra ta kažkokia ir neigiama pusė moterų, bet nieks apie tai nenorėjo kalbėti. Tai kas tada atsirado pamotės ir raganos. Tai nes reikėjo kažkur channelinti, ar ne, tą blogąją energiją, kabutėse gal. Nes visi mes turim to ir gerumo, ir blogumo savyje. Tai iš tikrųjų iš tos pamotystės archetipo išlipti yra labai sunku, man atrodo. Ir žmonės visada, kadangi tai yra taip giliai žmonių pasąmonėje, tai vis tiek, man atrodo, visi galvoja šiek tiek apie tai, kad negali būti taip gerai. Vis tiek ta pamotė turi slapčia norėti kažko blogo. Ir tai yra, sakau, taip gilu ir taip fundamentalu, kad man atrodo labai sunku keisti tą visuomenės įsitikinimą. Ir vienas iš tokių neigiamų aspektų gal man pačiai buvo tai, kad aš labai persistengiau. Nes man atrodė, kad tam, kad aš pakeičiau, apskritai turėjau tą įsivaizdavimą, kad turiu pakeisti šitą, tai čia jaunystės, žinai, maksimalizmas. Ir tada jau aš labai plakiausi dėl visko ir labai stengiausi būti tą tobulą pamotę ir kaip juokiamės su vyru, kad tapau nacionalinę pamotę, žinai. Tai iš tikrųjų, ir tebėra, man atrodo, šitas toksai stereotipas ir kažkiek gal aš tikiuosi prisidėjau prie jo keitimo. Man tai kainavo irgi labai daug, nesakau, aš dabar auginu jau biologinius savo vaikus ir aš juos auginu daug prasčiau, negu aš auginau berniukus.
nes aš tenai kvestionavau kiekvieną žingsnį, ar ne, gal biologinė mama taip nedarytų, gal biologinė mama nepakeltų balso, galbūt aš per griežta, galbūt aš tokia anokia ir ten viskas turėjo būti tobulai, aš turėjau užrašyti į visus burelius, visus suvežioti, žinai, maistas turėjo būti tobulas, viskas turėjo būti tobulai, o kai esu biologinė mama, nu tai taip, svarbu gyvi, tai hipertrofuoju, aišku, bet na, tikrai yra tas kontrastas ir aš jį pajutau tik tai, vat, kai atsirado biologiniai vaikai ir tai toks inverted, ar ne, kur dauguma žmonių sakytų, kad pamotė yra blogoji, o čia staiga atsiranda visiškai iš kitos pusės. Tai jo, tai manau, kad visuomeniai tiesiog reikia laiko, tai keičiasi dėl to, kad, na, matom, kokie skaičiai skyrybų ir matom, kiek yra tų, na, kitokio modelio šeimų jau dabar ir matom poreikį, kad reikia apie tai kalbėti ir kad reikia ieškoti būdų, kaip visiems gyventi tam naujam modelyje. Tai vėluoja, aš manau, stipriai, dėl to, kad visuomenė jau pasikeitė, o tie va, tokie, na, mąstymo modeliai dar ne. Bet labai tikiuosi, kad vat, su laiku ir su gerais pavyzdžiais, kurių tikrai matom dabar jau labai daug, tikrai aš ne vienintelė, tai na, keičiasi po truputėlį, bet, na, kaip ir viskam, tiem va, tokiem giliem įsitikinimam labai reikia laiko. Kaip tik, dabar jūsų klausant prisiminiau, kad man atrodo, gal praeitą savaitę LRT paskelbė straipsnį vieno psichoterapeuto ir tenai ir buvo antraštė, kad dažnai taip ir nesugeba pamilti svetimų vaikų. Ten buvo būtent apie tą pamotystę, patėvystę kalbant ir ką dabar iš jūsų girdžiu, tai nu, aš apskritai nesutinku, kad tai yra neįmanoma pati iš savęs kaip žmogus, man atrodo, kad tada labai save riboja, jeigu taip sakai. Tai vat, ir sakau, ir jūsų klausant kažkaip prisiminiau, kad tokie straipsniai irgi tą stigmą neleidžia jos panaikinti iš tikrųjų. Taip, ir tai labai nemoksliška, ką žmogus teigia, aš labai nemėgstu, kai žmonės naudoja, na, ypač viešas platformas skleisti tokią nuomonę, dėl to, kad yra mokslo įrodyta, kad jeigu tu priimi vaikus kaip savo, iš tiesų, tai yra asmeninis pasirinkimas, be jokios abejonės, yra turbūt žmonių, kurie pasirenka to nedaryti. Bet jeigu tu pasirenki vaikus priimti kaip savo, tai pasikeičia tavo smegenų struktūra. Tai yra įrodyta moksliniais tyrimais, smegenų skenais ir taip toliau. Tai lygiai tas pats vyksta, kai įsivaikina žmonės, ne, su vienalytėmis šeimomis ir taip toliau. Tai jeigu mes teigiam, kad pamotė ar patėvis negali mylėti savo vaiko, na, povaikio, labai negražus tie lietuviški žodžiai, bet tai tada mes teigiam, kad ir įvaikinto vaiko negali mylėti, ar ne? Ir iš tikrųjų yra šitas toksai keistas toks susiskaldimas, aš net esu buvusi interviu su viena labai tokia žymia žurnaliste, kuri pati turi įvaikintą vaiką. Ir jinai interviu metu man sako, Medina, jin labai nemaloni buvo ir sako, jūs turit pasigimdyti savo vaikučią, kol aš dar savo neturėjau, nes tik tada suprasit, ką reiškia tikra meilė. Ir aš taip ir likau sėdėti, nes tu tik ką pasakei, kad tu nemyli savo įvaikinto vaiko, taip pat kaip myli biologinį vaiką, žinai. Tai mane tas tikrai labai labai šokiravo. Tai aš manau, kad tikrai aš sąmoningai priėmiau tą sprendimą, kad tai yra mano vaikai. Ir aš manau, kad tada 24 mano smegenys pasikeitė ir tada aš tapau tikrai viena iš tėvų, ar ne, mama tam tikrą prasme. Tai mąstymo, ar ne, pozicijoje. Tai tikrai jokių būdų nesiekiau pakeisti, niekada mamos mes visą laiką buvom lygiaverčiai tame santykyje, bet ir čia gal irgi truputėlį skiriasi nuo to tradicinio modelio arba to, kaip rekomenduojama, ar ne, dažniausiai, kai kalbam apie tą veikiančią struktūrą. Dėl to ir sakau, kodėl mane trigerina kartais, kai literatūrą pasiėmė ir taip toliau, nes vėlgi labai daug mokslinių tyrimų yra apie tai, kas geriausiai veikia išsiskyrusiose šeimose. Ir dažniausiai yra sakoma, kad pamotė ar patėvis turi prisijimti tokią antrinę poziciją, ar ne, kad labai nesikišti, būti tokiu, na, smagiu trečiu suaugusioju, ar ne. Ir mes iš savo patirties matom, kad, na, aš puikiausiai galėjau tapti tiesiog dar vienu tėvu, lietuviškai tas parent, ar ne? Co-parent. Jo, co-parent ir kad, na, niekas su tuo neturėjo problemos ir kad tai puikiausiai veikia ir vaikai iš to tik tai laimėjo, dėl to, kad aš buvau turbūt aktyviausiai iš visų tėvų, daugiausiai energijos turėjau, jauna buvau, žinai, ir, nu, tikrai
skiriau tam labai daug laiko. Tai vėlgi, jeigu mes, sakau, pasimsim literatūrą skaityti, tai tarsi mus iš karto įstato į tam tikrus rėmus ir mes galim netgi bijoti, o galbūt aš čia viską sugadinsiu, jeigu bandysiu prisimti daugiau iniciatyvos ir taip toliau. Tai manau, kad vėlgi reikia klausyti, žinai, savęs, žiūrėti, kokia yra jūsų šeimos struktūra, kas veikia, kas neveikia, ar visiems tinka toks modelis vėlgi, nes galbūt kitas vyras taip nenorėtų, ar ne, mano vyras labai tą palaikė ir labai norėjo, kad aš būčiau to dalis. Tai, tai sakau, tiesiog žiūrėti, kas visiems yra įmanomai geriausia, tobulai niekada nebus, bet įmanomai geriausia. Tai iš praktikos tokie, ar buvo lengva atskirti, ar prireikė laiko, kada turit būti pilnai įsitraukusi į sprendimus, o kada turit atsitraukti ir palikti biologiniam tėčiui ir mamai kažkokį sprendimą priimti? Tai aš tai niekada neatsitraukiau. Man atrodo, jie atsitraukė truputį. Nesakau, tikrai tai buvo labai juokingas mūsų tas modelis, nes aš labai daug energijos turėjau. Ir niekada mums kažkaip tai nekėlė kažkokių labai esminių problemų ar dar kažko, kaip tik visi džiaugiasi, mielai perdavė man visą tai, ko kiti nenorėjo daryti. Ir mes labai gerai veikiam toj struktūrai. Man, pavyzdžiui, berniukai niekada nėra pasakę, kad tu ne mūsų mama arba neaiškink. Ir aš manau, vėlgi tai ateina iš to, kaip visi suaugę, ar ne, tai žiūri. Jeigu jie būtų jautę iš kitų šeimos narių, ar ne, kad nėra to palaikymo, ar kad aš neturiu to mandato, ar ne, tai tada be abejo, iš karto vaikai randa tą tarpą, kur gali iš karto įlysti ir pasakyti, žinai, čia tu mane aiškinsi. Tai va, to tarpo nebuvo niekada ir dėl to kažkaip mes labai labai gražiai viską susidėliojom. Net sakau, vėlgi labai svarbu, kai aš pasakoju, labai lengva gal pamanyti, kad viskas buvo tobula, ar kad nebuvo jokių konfliktų, ar kad viskas tiesiog, mes ten idealiai viską susitarėm ir taip toliau. Tai tikrai ne. Ir tikrai daug reikėjo kartu sėsti prie bendro stalo, bet turbūt čia ir yra mūsų ta magija, kad mes sėdom prie to bendro stalo ir kad mes kalbėjom ir kad mes ieškojom sprendimų ir kad tai niekada nebuvo viskas dabar yra čia kažkoks status quo ir mes nieko nekeičiam, ar ne? Visą laiką keitėm, adaptavomės visi ir ne visą laiką buvo malonus tie pokyčiai, reikėjo prisitaikyti, reikėjo kompromisų, bet esmė ta, kad sakau, čia kaip ir jeigu nori sėkmingos santuokos reikia kalbėtis, tai jeigu nori sėkmingos tos išplėstinės šeimos, tai tada irgi reikia kalbėtis. Niekur literatūrai neišskaičiau, bet kas mums labai pasiteisino, tai buvo tai, kad vaikai nevažinėtų su tašėm. Čia mano toksai buvo su krepšiais, žinai, kad nebūtų jiem to, kad, aš čia kiekvieną savaitgalį susipakuoju viską mantelę, žinai, ir važiuoju dabar į kitus namus. Mes labai stengiamės jiems sukurti 2 lygiaverčius namus, kad jie turėtų pas mus pilnus, kadangi mes dalinomės laiką per pusę, jie gyvena pusę laiko pas mus, pusę laiko pas mamą, tai kad nereikėtų jiem su ta terbelė. Tai jo, mokyklinė ten kuprinė susideda, bet tai yra viskas, drabužiai, žaislai, kai reikėjo, ten knygos, viskas yra ir tose namuose, ir tose namuose. Jeigu reikėdavo, gali atsistoti, taip kaip stovi, išvažiuoti, žinai. Tai tas, manau, irgi vaikams davė labai daug tokio komforto ir ramybės. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. Iš tikrųjų, ir praktikoje kalbam apie tai ir aš ir su klientais kalbu, nes irgi dar kas yra labai pastebima, kad pirmiausiai apie ką kalba, tai būtent apie tą laiko pasiskirstimą, kad vienodai naktų vienas pas kitą ten per mėnesį žodžiu suskaičiuoja. Bet, bent jau tame įkarštėje tų pačių skyrybų, visai nekalba apie tą, kaip mes realiai būsim tas co-parenting, nes tą bendratėvystę įsivaizduoja tą tiesiog laiko padalinimą lygiomis dalimis. Bet kai yra tas klausimas, tai irgi stengiuosi tikrai visada grąžinti ir pasakyti, labai pagalvokit, kaip įgyvendinsit tą ir būtent prisiminkit, kad vaikas ant lagaminų gyventi negali. To niekas nerekomenduoja, tai apie tą labai pagalvokit, kaip įsigyvendinsit. Kokie būtų iš jūsų tokie 2-3 patarimai, ką iš tikrųjų turėtų susitarti, kai mes kalbam apie tą bendratėvystę, apie tą išplėstą šeimą, ką turėtų suaugusieji susitarti, kad iš tikrųjų ta bendratėvystė veiktų. Tiek šeimų, tiek modelių ir aš tikrai matau labai daug skirtingų, labai vėlgi, kadangi tu tiek yra išsiskyrusių šeimų, tai ir mūsų aplinkoje labai daug jų. Aš manau, kad vienas, čia nėra raketų mokslas, suprasti, kad vaikai labiausiai kenčia tada, kai pykstasi suaugusieji. Ir tai yra vienareikšmiškai žalingiausia, ką jūs galite padaryti vaikam.
Tai kai žmonės pradeda draskytis ten dėl smulkmenų kokio nors ar ne, ar niekaip negali susitarti dėl to. Šiaip vat, kaip tik mano viena labai artima draugė išsiskyrė neseniai ir jinai vat, pasidalino per pusę irgi su vyru, kad vaikus augins. Ir aš iš jos perspektyvos labai kalbėjausi su ja, kaip vat, jinai jaučiasi kaip mama, nes tikrai labai sunku paleisti ar ne vaikus ir pasitikėti, kad ten viskas bus gerai ir vyro namuose ir taip toliau. Ir man pasirodė labai brandus tas jos sprendimas, kad jin niekada nekovojo, nesiplėšė ir žino, kad taip ten yra kitaip, ne taip, kaip jinai norėtų galbūt, kad būtų, bet jinai sako, vaikams svarbiausia, kad jie turi tėtį, ar ne, ir kad jie turi galimybę bendrauti. Tai va čia tas yra labai labai, mano manimu, brandus požiūris, ar ne, tai nėra 3 dalykų, dėl ko susitarti. Aš manau, kad yra vienas dalykas, dėl ko reikia susitarti, tai yra nesiriekim. Jeigu įmanoma, nesiriekim, bent jau, aš nekalbu ten apie, žinai, super draugiškus santykius, bet jeigu galim, kalbėkim bent jau civilizuotai ir žiūrėkim, kad vaikai visą laiką būtų prioritetas ir apie juos kalbėkim, ar ne apie tai, kad aš per vaikus noriu tau atkeršyti, ar ne, ar tave nubausti, bet kad aš noriu, kad vaikam būtų tikrai gerai. Ir čia irgi yra lengviau turbūt pasakyti, negu padaryti, dėl to, kad žmonių skiriasi požiūriai į tai, kas yra vaikams gerai, ar ne. Ir tu gali labai gerai sutarti ir turėti tą komunikacinį kanalą, bet staiga išsiskiria. Vienas tėvas nori vesti į vieną mokyklą, kitas į kitą. Vienas tėvas nori, kad vaikai lankytų muzikos būrelius, kitas, kad sporto būrelius, ar ne? Ir va čia jau yra tas komunikacijos reikalas visą laiką apie tai šnekėti, ar ne, ir ieškoti to balanso. Tai dėl to aš visada pabrėžiu, kad tai net geriausiamis aplinkybėmis niekada nebus lengva, nes tu, kai esi vienas savo vaikų biologinis tėvas, ar ne, tai yra, ar su vyru, tai yra lengviau, be jokios abejonės, nes tiesiog yra mažiau interesų derinimo. Kai yra tos jau jungtinės šeimos, tai faktas, kad tai yra nuolatinis darbas, prioritetų skirstimas ir toks, tiesiog ieškojimas geriausio kelio. Tai, bet sakau, man atrodo, jeigu tu turi vaikų geriausius interesus galvoje, tai vis tiek tu stengiasi atrasti tai, kas jiem geriausia. Ir aišku, sunkus momentas dar yra tos bendros disciplinos išlaikymas, nes suvienodinti taisyklių visiškai abiejose namuose yra neįmanoma, o tada turi gyventi su tuo, kad vaikai atvažiuoja iš vienų namų ir sako, kad buvo taisyklės tokios tenai ir turi kiekvieną kartą reiteruoti, kad, žinok, kad leisk, bet šitose namuose kitos taisyklės. Tai čia tas toks turbūt tikrai jau vaikams sudėtingas ir destabilizuojantis momentas, kurio negali pakeisti, kuris jau tiesiog yra jungtinėse šeimose. Tai kažkiek gali susitarti dėl tų taisyklių laikymosi, bet kad ir mūsų atveju, pavyzdžiui, mes ten labiau griežti, disciplinuoti, ar ne, vaikų mama daugiau leisdavo, tai visada yra tas trinties momentas, ar ne, nes ten ekrano ribojimai kokia nors ir taip toliau, tu tada jautiesi blogėtis, kad čia vienintelis, žinai, baudi visą laiką. Bet, vėl man padėdavo tai, kad aš galvoju apie tai, o kas svarbiausia man. Ar man svarbiausia, kad vaikai mane mėgtų, ar man svarbiausia, kad vaikai užaugtų gerais, protingais, dirbti mokančiais žmonėmis. Tai kai šitą atmetė ir paradoksas yra labai juokingas tame, kad vaikai iš tikrųjų ieško tos disciplinos ir tada jie kaip tik džiaugiasi tuo, kai jau paauga ir sako, visai gerai, žinai, kad tu ten neduodavai man brausinti iki 3 ryto. Tai sakau, tai yra kompromisų menas ir kuo žmonės turbūt labiau yra linkę ir gebantys priimti tos kompromisus, tuo sėkmingesnės tos jungtinės šeimos ir būna. Kuo žmonės aršesni nori pyktis ir aiškinti savo tiesas, tuo visi daugiau kentės, tai yra labai paprasta. Tiek suaugę, aišku, kenčia, nes nuolatiniam konflikte yra, bet ir vaikai patys. Tai vaikai labiausiai, tai be jokios abejonės, nes jie viską jaučia, jie struktūros trūkumas irgi juos veikia, viskas veikia. Tai... Ir lojalumų tas vidinis konfliktas, kurią pusę dabar pasirink, kuris teisingesnis. Taip, bet aš iš kitos pusės, žinai, žmonės kartais labai bijo skyrybų, nes sako, va čia būtent šitas momentas yra ir gyvena tikrai toksiškose santykiuose dėl vaikų, ar ne? Tai aš esu mačiusi tikrai labai daug pavyzdžių, kai žmonės gyvena neišsiskyrę ir gyvena panašiuose santykiuose, turbūt toksiškesniuose, nes lygiai taip pat vienas, ten mama blogus dalykus sako apie tėtį, tėtis apie mamą, kad ir jie gyvena kartu ir vaikas ten tose toksiškose santykiuose verda. Tai ar tai yra geriau? Irgi tikrai ne. Tai vėlgi visai būna, žinai, ir reikia tiesiog ieškoti, koks geriausias sprendimas jums.
Tai kaip ir pristatėt, kad tikrai yra labai svarbu tie susitarimai tarp suaugusių ir tikriausiai, kai jų nėra, yra trintis, tai tas tikrai jaučiasi per vaikus, per vaikų emocijas. Ar tą patį galėtumėm pasakyti ir apie ugdymo įstaigą? Jeigu ugdymo įstaigoje nėra tam tikrų taisyklių, yra vat, tarkim, pavyzdžiui, ir dėl tų pačių telefonų, nors dabar jau kiek girdžiu, nemažai ugdymo įstaigų jau juda ta linkme, kad telefonai pas mus išjungti padėti saugyklose. Bet girdėjau, pavyzdžiui, irgi atveju, kad yra tos prailgintos grupės, kur yra ten po pamokų, kad vaikai būtų mokykloje, kol tėvai darbuose. Ir atrodo, ten galėtų kaip ir paskirti laiką pasiruošti pamokom, bet tikrai žinau ir iš artimos aplinkos, kad gauna jie telefonus jau tada tuo metu, kur galbūt tėvai, pavyzdžiui, visai su tokiam taisyklėm nesutinka. Tai ar vaikam per vaikų emocijas, per vaikų elgesį atsispindi ir mokyklos tam tikrų taisyklių, struktūrų nebuvimas, nesuderinimas, nesutapimas, ne, galbūt kaip šeimoje yra. Tai ekranai čia dar atskira tema, man atrodo, apie kurią irgi daug šneku ir kuri man labai aktuali. Bet apskritai, aš manau, čia nereikia diferencijuoti ar mokykloje, ar namuose, ar kažkur vaikų prefrontalinis korteksas, ar ne, kaktinė sritis smegenų, neišsivyščiusi dar pilnai iki 25 metų. Ko jiem reikia, kai nėra tos išsivyščiusios srities, jiem reikia struktūros ir aiškumo, ar ne? Nes tai juos sustato į vėžes, tai juos nuramina, tai jiem duoda žinojimą, kas vyksta po ko, kokios yra taisyklės ir kad aš esu saugus ir viskas yra ok. Jeigu mes bet kur tą struktūrą sugriaunam, ar tai būtų namai, kaip kalbėjom apie skyrybų atvejus, ar nebūtinai net skyrybų atvejus, toli gražu, visai būna. Ar mes kalbam apie mokyklą, ar mes kalbam apie šiaip žmogaus gyvenimo aplinką ir taip toliau, tai faktas, kad visur tai vaikus veikia. Ir kuo daugiau tos struktūros, tuo jiem yra nuo to geriau ir ramiau ir viskas yra geriau. O kalbant apie ekranus, tai man labai irgi patinka šitas pasakymas, kad reikia kalbėti ne bendrai apie ekranus, o ko dėl ekranų nelieka. Ar ne? Ir kai mes žiūrime į ekranų vartojimą, tai mes turim kalbėti apie tai, kad jeigu vaikas vartoja ekranus protingai, jeigu tėvai atrenka turinį, jeigu mes pasižiūrim, kad jisai ne per greitas, edukacinis, kad jisai įtraukiantis, reiškia, neįtraukiantis ta prasme, kad daugiau vartoti, bet kad vaikas turi kažką daryti, ar ne, o ne bukai žiūrėti. Jeigu tai yra ribojamas laikas ir taip toliau, ar ne, tai ir tada šalia to vaikas būna pakankamai lauke, maitinasi gerai, kuria ryšį su tėvais, kuria ryšį su draugais, viskas va čia yra užpildyta ir gerai, tai tada ekranai nedaro jokios žalos. Ekranai yra visiškai niekuo patys savaime nežalingi. Bet jeigu mes neturim visų šitų dalykų ar ne aplinkui, jeigu vaikas nebūna lauke, nejuda, nesportuoja, nevalgo tinkamai, nekuria ryšio ir dar turinį vartoja kokius nors ten YouTube shorts, žinai, kur scrollina tiesiog ir kurie yra pagaminti tam, kad tau dopaminas, žinai, tiesiog suktųsi cikle, tai faktas, kad tada mes turim tas problemas. Tai ar ekranai turėtų būti mokykloje, tai aš čia esu kryžium absoliučiai, kad jie turėtų būti paliekami prie įėjimo ir niekada jokiom aplinkybėm nematomi. Mes matom labai daug, kad mokyklos atsitraukia dabar jau šiek tiek ir nuo to AI integracijos, nes Amerikoje čia turbūt ryškiausia, Lietuvoje, tai mes pavėluotai viską, žinai, ateinam ir kartais visai gerai, nes tada pamatai, kad jau kiti, žinai, prisidarė problemų ir tada jau nebeadaptuoja tam tikrų dalykų. Tai Amerikoje, su ta ankstyva AI integracija mes matom tikrai labai labai daug problemų, dabar backtrackina ir jau tvarkosi ar ne šitą dalyką, kad kaip tai galbūt reikia mažiau. Tai, nes mes matom, kad vaikai tiesiog nebeturi gebėjimo skaityti ar ne normalaus, mes matom, kad standartizuotų testų rezultatai krenta, tai yra neįtikėtina, kiek blogai ir kiek daug tikrai blogo poveikio. Tai aš kaip visada advokatauju už ekranus šiek tiek, nes aš juos noriu apginti. Aš jaučiuosi ir šiek tiek blogai dėl to, kad tiek yra ir to prasto naudojimo, ar ne? Tai aš kai kalbu, man norisi pabrėžti, kad aš kalbu su šeimomis, kurios ten
televizorių bijo įjungti, žinai, namuose žinias, nes maždaug vaikas fone pamatys ir bus viskas, jau taps priklausomas visam gyvenimui. Tai aš kalbu jiem, nes man norisi, kad jie atsipalaiduotų ir kad tikrai nėra ekranas jau čia tokia blogybė ir svarbiau yra mamos psichinė sveikata ir to poilsio minutėlė, kai tu gali, žinai, atsibūsti, plus vaikai gali ir išmokti daugybę dalykų iš ekrano. Tai tikrai tu gali sukombinuoti šitus dalykus. Bet kai mes kalbam apie tą perteklinį ekranų vartojimą, tai faktas, kad tai yra absoliuti mūsų dabartinė rykštė ir man atrodo, suaugusiems lygiai tiek pat, kiek ir vaikam. Čia nėra vaikai kažkokia išimtis. Ir šiaip, čia suaugusio atsakomybė yra valdyti tą turinį ir tą kiekį apskritai to klausimo. Tai, žinai, aš irgi nemėgstu to tokio manimo, kad viskas buvo geriau seniau, nes mes matom, kad visada pasaulyje keičiasi viskas ir keičiasi šiek tiek į gerą, šiek tiek į blogą, būna kitaip tiesiog, ar ne? Nebūna vien tik tai blogai. Tai ir dabar matyt bus tiesiog kitaip ir tie vaikai kitaip bendraus, bet iš gimstamumo rodiklių matom, kad ekranai yra žemės ateičiai problema. Tai, žiūrės. Pastaraisiais jau metais keliais kalbama labai daug yra apie įtraukųjį ugdymą, nes jisai pas mus atsirado kaip švietimo sistemos dalis. Kalbama kaip apie būtinybę, progresą švietimo visoje sistemoje, tačiau tuo pačiu viešoje erdvėje yra iš mokytojų, iš tėvų jaučiamas nerimas. Ir kaip Jūs manot, kas šiandien neveikia būtent toj mūsų švietimo sistemoje, kalbant apie įtraukųjį ugdymą? Labai sudėtinga tema šiaip ir visada irgi stengiuosi atsargiai kalbėti dėl to, kad yra nuostabių pavyzdžių ir yra mokytojų, kurie labai stengiasi ir yra specialiųjų pedagogų, kurie labai stengiasi, bet turbūt čia ir yra problema, kad vis dar mes remiamės labai stipriai ant individualių žmonių pastangų, ar ne, o ne sisteminio veikimo. Ir apskritai, man atrodo, visas šitas įtraukties reikalas buvo per skubotai galbūt įvestas dėl to, kad, ir taip negaliu sakyti tam tikrą prasme, dėl to, kad, reikėjo jį įvesti, ar ne, bet nebuvo tam tinkamo pasiruošimo. Mes tarsi bandom dabar padaryti tai, ką ten Amerika, Italija, žinai, darė daugybę dešimtmečių prieš mus. Lietuva vėlgi čia atsilieka, ar ne, ir mes atsiliekam tikrai labai labai stipriai, dėl to, kad mes atsiliekam, viena yra, žinai, kai kalbame apie struktūrinius dalykus. Ir taip, čia yra infrastruktūros dalykai, ar ne, yra mokytojų pasirengimo dalykai, yra galų gale šiaip vienas dalykas, apie ką niekas nešneka, dabar man mintis, tik tai aš apie viską, žinai, noriu pakalbėti, bet vienas dalykas, apie ką nešneka visiškai, tai yra kitų klasės dalyvių suvokimas, kas vyksta, ar ne, dėl to, kad daugiausiai žinučių šiandien aš, pavyzdžiui, gaunu iš tėvų, kurie turi savo klasėje vaiką su ypatingais poreikiais. Ir jie man rašo ir sako, kaip yra čia blogai ir taip toliau. Tada aš turiu juos atlankstyti ir nepasakyti, žiūrėkit, bet čia įtraukusis ugdymas, viskas gerai. Pirma, kodėl jie man rašo? Tam turi būti sistema, tai turi būti žmonės, kurie, kur visa klasė susitinka apie tai kalbėti, ar ne? Ir susitinka kalbėti ne ten, kur yra, žinai, tėvų susirinkimas ir visi kaltinančiai rėkia, kad čia į jų klasę atvedė blogą vaiką ir taip toliau. Bet kad tai turi būti veikianti sistema, kur visi yra paruošiami tam, kur visi supranta, kas vyksta, ar ne? Nes dabar niekas nesupranta, kas vyksta. Ir tada, aišku, sakau, pedagogų pasiruošimas, infrastruktūra, jeigu mes kalbam apie autizmo spektro, pavyzdžiui, vaikus, tai apie kokį mes įtraukųjį ugdymą galim kalbėti, jeigu infrastruktūra yra visiškai tam neparuošta, ar ne? Jeigu mokyklose nėra nei ten ramių erdvių, kur vaikai gali, žinai, sensorinių kambarių, kur galima tamsoje pabūti ir taip toliau. Jeigu mes kalbam dar Vilnius, Kaunas, dar, bet jeigu mes kalbam apie regionus, ar ne, tai dar atskira problema. Ir šiaip, kai mes kalbam apie tą įtraukųjį ugdymą, ar ne, kokios yra žmonių kompetencijos, kiek jos yra gilios. Ir sakau, yra mokytojai, kurie tikrai savo iniciatyvą labai domisi, labai daug skaito ir taip toliau. Bet aš labai atsiprašau, tai, ką ten, nežinau, pedagoginiam mūsų, ar ne, universitete, kiek gali sudėti informacijos ir kiek sudeda, aš iš patirties matau, ir kiek turi tam specialistai, kurie dirba Didžiojoje Britanijoje, ar ne, kurie dirba Amerikoje, tai yra diena ir naktis suvokimo apie tai, ką reikia daryti su vaikais. Kiek žmonių, kurie jau yra sistemoje, arba mokytojų, kurie dirba su tokiais vaikais, kiek iš jų žino iš vis tuos ankstyvosios intervencijos modelius, pagrindinius ir taip toliau. Jie žino absoliučią bazę ir viskas tada yra sudedama ant jų, ar ne, kad čia jūs dabar turite traukti vaiką.
tada nėra jokios infrastruktūros, mokykla tam nepritaikyta, nėra nei erdvių vaikui, nei specialistų, kurie turi tam tikrą kompetenciją ir taip toliau. Ir tada yra dar visa klasė, kuri priešinasi tam, ar ne, ir eina ir mokytoja dar drožia ir sako, žiūrėkit, čia mūsų vaikus, tas vaikas muša ir kandžia ir taip toliau, ko iš vis neturėtų būti, ar ne, jeigu mes tikrai tą įtraukti įgyvendinam teisingai. Ir tada turim va tokią sistemą, kas vyksta dabar. Tai yra tikrai, man atrodo, labai didžiulis krūvis visiems, kas yra toje sistemoje, ir niekas iš to labai nelaimi. Dėl to, kad kai mes kalbam apie tą įtraukti, tai yra veikianti įtrauktis, ar ne, jinai iš jos laimi visi. Nes tada mes žinom net, kad net ir tos klasės visų mokinių rezultatai gali pakilti, jeigu įtrauktis yra įgyvendinama tinkamai. Tai yra tyrimai atlikti, ar ne, kad ne tik tai vaikai su ypatingais poreikiais, bet visa klasė pasikelia, jeigu tai viskas yra daroma tinkamai. Bet jeigu mes įmetam vaiką ir mes tikimės, kad visi išplauks, tai faktas, kad tada yra tik daugiau žalos negu naudos. Statistiškai Lietuvoje mokyklose, tose bendrose klasėse daugiau vis tik yra vaikų ne su fizinė negalia, nes čia šitoje vietoje irgi matau, kad labai daug kas maišo tas savokas, o būtent su kažkokiais specialiaisiais poreikiais, kurie atsiranda dėl vaiko elgesio sutrikimų, dėmesio sutrikimų. Galbūt čia šitoje vietoje irgi pastebėjau, kaip tas įtraukusis ugdymas irgi prasidėjo, gal šiek tiek dar prieš tai, bet pradėjo mokyklos ruoštis fiziškai, kad būtų prieinamus su fizinė negalia turinčius. Bet ką ir dabar kalbat, suprantu, kad sunkumas tai yra, kad tu padarai fiziškai prieinamą mokyklą, tai nesprendžia iš esmės problemos, nes tikrai žinau, sakau tiesiog ir iš pačios gimtinės, iš regionų mokyklos, kad mokykloje labai tikrai nemažai daliai vaikų, jeigu gerai pamenu, gal ten gaunas 1/10 mokinių, kuriem yra nustatyti specialiai poreikiai. Ir neturi nei psichologo, kuris, tarsi, net neužtenka vieno psichologo, kalbant apie tą skaičių, kiek ten yra mokinių. Bet mokykla sutartyse visur, su tėvais sudarant sutartį, rašo, kad pas mus yra įtraukusis ugdymas. Tai čia šitoje vietoje, ar tėvai iš tikrųjų gauna tą, ką jie turi gauti, ir pagal įstatymą, ir pagal sutartį? Panašu, kad ne. Jo, tai man atrodo apskritai vienas iš tokių labiausiai neveikiančių dalykų gal ir yra tai, kad mes vis dar vaikus priimam į mokyklas pagal gyvenamąją vietą, ar ne, ir tada mes norim, kad tai būtų įtraukusis ugdymas, ir tai visiškai nesusitinka dažnai. Aš nesakau, kad visais atvejais, bet manau, kad tai yra vienas sunkiausiai įgyvendinamų Lietuvos sistemoje dalykų. Tai būtent, kad vaikai, kurie eina pagal gyvenamąją vietą, jiem tikrai negarantuota, kad tai yra geriausia mokykla pagal jo poreikius, ar ne, geriausiai pritaikyta ir taip toliau. Paminėjot psichologiją, vėlgi irgi puikus momentas, ar ne, jau nekalbant apie tai, kad dažnai nėra psichologijos, tai dar turėkime omeny, kad psichologas yra psichologui nelygus, ir tai yra specifiniai dalykai, kuriuos turi žinoti psichologas, jeigu jisai niekada nėra dirbęs, pavyzdžiui, su autizmo spektro vaikais, tai tas pats, kas, nežinau, eitų žmogus iš gatvės beveik dirbti, dėl to, kad tai yra labai labai specifinė informacija, kurią tu turi suvokti, kaip reikia bendrauti su tokiais vaikais, ar ne, ir ką tu gali padaryti, jau ne tik, gerai, pradėkime nuo to, kaip bendrauti, o tada dar, kad ir padėtum kažko, ne. Tai čia viena. Tada kalbant apie tą, būtent, kad būtent dažniausiai yra fiziniai negaliai pritaikytos mokyklos, tai apskritai, jeigu mes vertinam net ir Europos lygių, ne tik tai Lietuvos, tai kadangi apie tai kalbama daug seniau, kadangi tai yra daug senesnė integracija, tai faktas, kad dauguma mokyklų yra geriausiai jau kaip prisitaikiusios, tai prisitaikiusios būtent tam. Ir tai, jeigu kalbėsit su jų tėvais, tai irgi tam daugybė niuansų ir tikrai tas pritaikymas dažnai irgi yra tik tai kabutėse. Tai čia jau mes kalbam apie tai, kas jau yra geriausiai įgyvendinta, ar ne, kur seniausiai daroma, kur jau daugiausiai patirties turime, kur nereikia galbūt tiek daug niuansų žinoti, kur daug dalykų gali išspręsti tiesiog per infrastruktūrinius dalykus, ar ne. Ir tada mes turim visą šitą atskirą naują kategoriją, ar ne, kur ADHD, kur ir dar irgi, bet ką paminėjot, kad kas jau turi diagnozę, ar ne, bet kiek mes turim vaikų, kurie ir neturi diagnozės, ar ne, ir mokytojai vis tiek turi su jais klasėje tvarkytis.
Ir tėvai atsisako eiti, gauti kažkokią diagnozę, nes jie nenori tos etiketės ir taip toliau, kas yra visiškai jų teisė ir jokių būdų niekas neturėtų jiem kažko sakyti, žinai, bet esmė ta, kad poreikiai tai yra ir mokytojas turi su jais tvarkytis. Tai sakau, čia tiek kompleksinis reikalas, kad man, sakau, kartais, kai kalbė apie tai labai kritiškai, tai, o kitaip neišeina kalbėti, dėl to, kad sistema tikrai yra labai labai sudėtinga, bet iš kitos pusės, jeigu šiandien kažkas sakytų, man eik ir sutvarkyk, žinai, tai aš sakyčiau, irgi, gal aš liksiu prie to, ką aš darau, žinai, nes tai yra tikrai, Lietuvoje tai yra labai labai sudėtinga ir tam reikės labai daug metų. Ir taip turim pačiai švietimų sistemai daugybę klausimų ir ką reikia keisti, o čia, čia dar turim įtraukų ugdymą, kuris yra paleistas tiesiog savo eiga. Nes aš kaip suprantu, tai tas spaudimas mokykloms, kad jūs turit būtinai tą įtraukų ugdymą turėti yra, bet nei įrankių, nei resursų, ta prasme ir finansinė prasme, tai jie tiek negauna, kad pasiruošt. Nes aš taip suprantu, kad į mokyklą apskritai prisikviesti psichologą yra sunku, o dar kažkokį specializuotą, kad dirbtų būtent su vaikais turinčiais autizmo spektro sutrikimą ar netgi ADHD, kad padėtų. Tai čia iš vis yra sudėtinga. Taip, tai yra labai siauros specializacijos ir labai aiškios specializacijos. Lygiai taip pat, jeigu mes kalbam apie įtraukti, tai turėtų būti ne tik tai psichologas, ar ne, tai turėtų būti ir ergoterapeutas tokiam vaikam. Kas vyksta dabar mes turim tos raidos centrus, į kuriuos neįmanoma patekti ir kur yra milžiniškos eilės ir kur dažniausiai patenki tik tai diagnozei gauti, ar ne, o ne ilgalaikiai kažkokiai darbui, tai ankstyvai intervencijai vadinamai, tai ką mes darom Vyšnių žieduose. Tai tada, ką tu dar gauni, tu gauni kažkiek sanatorijos, ar ne, kur irgi nuvažiuoji ir gauni labai kažkokį, aišku, fiksuotą paslaugų paketą, kas irgi dažnai nėra pritaikyta vaikui, pavyzdžiui, su autizmo spektru, ar ne, arba yra labai taip, kažkokios dalis tik tai pritaikytos. Tai toks, sakau, iš visų pusių tarsi, jeigu žiūrėsi, tai turėtų būti tikrai, jeigu mes kalbam apie tą veikiančią įtraukti, tai turi būti multidisciplininė komanda, ar ne, žmonių, kurie dirba mokyklai, tai nėra tik tai psichologas. Čia psichologas yra tik tai viena iš, detalių, nes vien tik tai psichologas nieko nepadarys. Ir ką mes matom ten dabar Amerikoje, ar ne, tai yra didžiulė, visiškas sprogimas plėtros tokių centrų kaip mes. Juos finansuoja valstybė dažnai, bent jau už dalies, nes jie papuola po Medicaidų ir matom, kad tas poreikis yra milžiniškas ir auga beproto greitai. ABA specialistų, man atrodo, Amerikoje ten išaugo 1000%, ta prasme, per paskutinius ten keliarius metus. Tai sakau, poreikis yra didžiulis. Lietuvoje, kas vyksta, tai sakau, padengti šitą visą dalį daro iš esmės privatus centrai. Privatus centrai nėra niekaip reguliuojami, jie gali iš esmės daryti bet ką. Mes gerai, kad norim padaryti gerai, žinai, bet šiaip realiai galėtume atsidaryti ir turėti visiškai, kas Amerikoje irgi yra didžiausia problema, ar ne, visiškai netrained, neapmokyti profesionalai, ar ne, kurie dirba tiesiog ateina, gauna 40 valandų video kursus ir tai nedirbti su specialistas gali. Tai yra iš tikrųjų žalinga ir neįtikėtina. Ir taip kartais gali pasitaikyti specialistas, kuris yra tiesiog žmogus labai geras, ar ne, labai intuityviai jaučiantis, ko reikia, randantis kontaktą su vaikais ir taip toliau. Tokie keisai irgi yra labai nuostabus ir jų reikia vienareikšmiškai. Aš nesakau, kad viską reikėtų uždaryti, žinai, po kvalifikacijos sieną. Bet iš kitos pusės tai yra, sakau, valstybinė sistema, kur turėtų veikti, ar ne, kur, kas Amerikoje, pavyzdžiui, yra ir kas yra labai gražu, tai kad vaikas gauna savo komandą, ar ne. Jeigu mokykloje nėra tos komandos, tai tau valstybė duoda iš privačių centrų, ar ne, sukuria tą komandą ir ta komanda yra tavo per visą tavo gyvenimą. Tu turi savo case managerį, kuris tave prižiūri, ar ne, ir stebi tavo progresą, tu turi savo ergoterapeutą, tu turi savo kalbos terapeutą ir taip toliau. Tai yra, nerealu, ta prasme, kas ten vyksta irgi ne visose valstijose, sakau, čia visur ta problema, jinai tikrai sudėtinga ir sunku greitai taip apkalbėti ir papasakot, bet Lietuvoje tai mes to iš vis neturim, net kažkokios užuomazgos, ar ne? Tai jeigu tėvai jau ateina į privatų centrą, jie moka už tai iš savo kišenės, ar ne, moka tikrai nemažus pinigus, nes pigiau to padaryti neįmanoma, nes specialistų nėra, tu bandai, žinai, ieškoti, o dar ne tik, kad šiaip specialistą, bet gerą specialistą, tada jie moka, žinai, daugiau.
tada ta terapija turi būti intensyvi, dėl to, kad vėlgi mes matom daugybę mokslinių tyrimų, kad jeigu ten vaikas ateis vieną kartą per savaitę pas logopedą, tai turės maždaug lygiai tiek pat reikšmės, kiek neit pas logopedą, žinai. Tai yra labai labai kompleksinis reikalas. Tai sakau, Lietuva čia yra dar visiškai kūdikystėje pradžios suvokimo, ką reikia daryti, ko aš bijau, kad žmonės, kurie šitą įdieginėja ir daro, ne iki galo patys supranta to kompleksiškumą ir ne iki galo žino, ką reiškia iš tikrųjų padaryti tai. Važiuokit, mokykite, žinai, iš geriausio pavyzdžių ir tada tai taikykit. Tai va čia yra tos rizikos, mano manimu. Viešose erdvėse ir visai neseniai taip pat irgi buvo paviešintas straipsnis, kad tie vaikai, vat, ir kaip prieš tai minėjot, kad jie reiškia negauna tinkamų tų paslaugų, kurias turėtų gauti ir iššaukia jiems tą agresyvų elgesį ir užpuola kitus klasės vaikus. Ir tėvai piktinasi, aišku, dėl to, nes jaudinasi dėl savo vaikų saugumo, taip pat yra kalbama apie mokytojų išsekimą, nes irgi nėra pasiruošę suvaldyti tiesiog tokių situacijų. Tai kaip užsiminėt, kad turėtų būti dirbama su vaiku ir net neturėtų būti jam tokių išpuolių, iššūkių. Kaip turėtų būti dirbama, ką turėtų užtikrinti iš tikrųjų mokykla, kad vaikas būtų šitoj vietoj, nežinau, ar tinkamas žodis yra sukontroliuotas, bet tikriausiai jo tas elgesys, emocijos sukontroliuota. Kai mes kalbam būtent apie autizmo spektrą, man labai gražus yra pasakymas, kad mes visada turim klausti, kodėl, ar ne? Tai jeigu vaikas kandžiasi, jeigu vaikas mušasi ir taip toliau, mes turim nesakyti, va čia yra agresyvus vaikas ir tai yra autizmo simptomas, kas vis dar vyksta labai labai plačiai ir Lietuvoje tai iš vis 100%. O mes turim sakyti, kodėl vaikas taip elgiasi, nes tam yra priežastis, tai nėra autizmo simptomas, tai yra vaiko reakcija, kai jisai negeba susitvarkyti su tam tikromis emocijomis, stimulais ir taip toliau, jam kažko yra per daug ir jisai nemoka į tai atsakyti normaliai, tai jo reakcija yra tada rėkti, kasti ir muštis ir taip toliau. Tai toks vaiko elgesys visada yra sistemos failure, ar ne, kažko sistema nepadarė, kad vaikas nebūtų toks, ar ne, į mūsų centrą irgi ateina tokie vaikai, per kelis mėnesius jie to nebedaro. Tai yra tiesiog sistemingas darbas ir tai nėra stebuklai, tai yra tiesiog tu pritaikai aplinką vaikui, tu pritaikai ritmą vaikui, tu klausi, kodėl, tu ieškai, kas tam vaikui yra triggeriai, kad, jisai nurimtų. Mes praleidžiam su vaikais 4 kartus per savaitę, po 3 valandas kasdien, ar ne? Tai ir mes dirbam tik su tuo, mes neturim daugiau, ar ne, nieko kito daryti, matematikos mokyti ir taip toliau. Tai faktas, kad mes galime tai koncentruotis ir kad mes galim pasiekti gerų rezultatų. Tuo tarpu mokykloje, tai pasižiūrėkime į aplinką, ar ne, jeigu vaikas ateina, kuris turi tų sensorinių kažkokių momentų, jis ateina į didelę klasę, į triukšmingą klasę, kur yra šviesų daug, kur niekas nesureguliuoja šviesų dėl jo, ar ne? O mes turim tai padaryti dėl to, kad kitaip mes nieko nepasieksim. Ir tada kaltinti tų tėvų, kurie man rašo, kad mūsų klasėje yra blogai, nes toks vaikas yra, aš irgi negaliu. Nes ar aš galiu jiems sakyti, kad nieko tokio, kad tavo vaiką apkandžiojo. Ne, taip neturi būti, ar ne? Tai yra, sakau, labai labai sudėtingas reikalas. Ką mes matom, tikrai yra nuostabių pavyzdžių, ar ne? Yra konkrečiai Lietuvoje, pavyzdžiui, autizmo spektrą orientuotų mokyklų, Kaune, aš kaip tik neseniai buvau, tai tikrai nuostabiai veikia ir nuostabiai tą daro, bet esmė, kad tada jau tai yra specializuota mokykla, kur tikrai viskas yra pritaikyta būtent tokiam vaikam. Tai jie turi ir hidroterapiją, ir ergoterapiją ir viską. Nuostabu, bet jeigu mes norim tikrai, kad ta įtrauktis veiktų, tai mes turim galvoti, kas turi būti padaryta mokyklose tikrai gerokai daugiau negu vienas sensorinis kambarėlis, žinai, kur mes išvedam vaiką nusiraminti, nes tai nėra įtrauktis, tai yra tiesiog kažkoks, pleistras, varnelė, padariau, įsirengiam kambarį ir dar dažniausiai niekas nežino, kaip tą kambarį naudoti ir niekas nežino, kada vaiką ten reikia nuvesti, kad ne tada, kai vaikas jau kandžiajasi, o kad prieš tai vaikas turi tenai ir bet kažkas turi būti, kas pamatė tos signalus, kad jau eskaluojasi situacija, ar ne, kad žino, kaip nuvesti saugiai, ar ne, ir taip toliau, tai yra, sakau, labai labai kompleksinis reikalas. O čia dabar paklausiu, nes tiesiog nežinau dėl reguliavimo pačio, o to kambarėlio įsirengimas yra reikalavimas čia mokykloms, ar čia jau mokykla
pažangesnė tokia jau skaitosi, kad pati savo iniciatyvą tą padarė. Čia, žinokit, tikrai neatsakysiu, aš nežinau visų niuansų konkrečiai, kaip yra įgyvendinama pačiose mokyklose, kadangi aš su tuo nedirbu, man tai nėra aktualu. Tai, bet, kiek žinau, tikrai nemažai mokyklų stengiasi juos pasidaryti, ypač privačios mokyklos, mano žiniomis, bet sakau, tai yra tiesiog, patalpa. O kaip jinai naudojama, tai yra visai kitas klausimas. Kokia yra tikroji įtraukties kaina tėvams? Nes, kaip suprantu, tai atėjus į valstybinę mokyklą, tie tėvai, kurie patys labiau iš tikrųjų domisi, kas yra su vaiku, nes viena yra nueiti ir gauti diagnozę, kita yra kažką dėl to daryti, ir gaus. Tai ar tėvai patys kažkaip finansuoja papildomai tą pagalbą specializuoto pedagogo, patys už ją moka, ar tas yra valstybinėse mokyklose? Tai apskritai, man atrodo, didžiausia problema yra tai, kad tėvai yra ir turi būti savo vaiko tokiais aktyviais advokatais, ar ne? Nes šiaip visur pasaulyje tėvai su ypatingu poreikiu vaikais, jie kažkiek yra, be abejo, jie tėvai, tai jie yra Taip. To atvejo menedžeriai patys geriausi, nes jie daugiausiai žino ir daugiausiai gali pasakyti. Bet vienas iš tokių gal vėlgi Lietuvos sisteminių problemų yra tai, kad tėvai turi kovoti už viską, ar ne? Jie turi kovoti už specialų pedagogą, kad jį gautų dažniausiai. Jie turi ieškoti galimybių, ar ne, visą laiką aktyviai. Niekas nėra taip, kad juos susiranda, paima už rankos ir nuveda. Tyrimai rodo, ar ne, kad ta ankstyva intervencija jinai yra tikrai labai labai sėkminga. Ir mes, sakau, mūsų centre matom vaikus, kurie per kelis mėnesius padaro tokį progresą, kad tikrai verkt nori pamatęs dėl to, kad tai yra kažkas nerealaus. Ir tada tu supranti, kad dauguma atvejų, kuriuos tu matai ar valstybinėje sistemoje ar kažkur, kur tikrai yra jokio tobulėjimo, ar ne, jokio progreso, tai tu supranti, kad tiesiog nebuvo tos ankstyvosios intervencijos reikalingos, ar ne, pakankamai tikslingos ir taip toliau. Arba jin buvo kažkokia sporadiška, arba jinai buvo ne tokia, kokia turėtų būti ir taip toliau. Tai dėl to man irgi labai labai skauda širdį, nes visa valstybė kenčia nuo to, ar ne? Mes galėtume turėti žmogų, kuris yra puikiai funkcionuojantis, kuris prisideda prie valstybės gerovės, prie ekonomikos ir taip toliau. Tuo tarpu mes, kai neinvestuojame į jį, kai reikia, kai ta ankstyvoji intervencija yra pati svarbiausia, tada mes turim išlaikytinį vėliau, ar ne? Tai mes turim žmogų, kuris negali dirbti, mes turim žmogų, kuris negali integruotis į visuomenę ir taip toliau. Tai jeigu mes jį tiesiog įmetam į klasę ir pasakom, kad čia yra, įtrauktis, tai nėra įtrauktis, tai yra žala visiems to dalyviam. Jeigu mes norim iš tikrųjų, kad tas žmogus būtų, ne našta visuomeniai vėliau, ir svarbiausia tėvam, ar ne, tai mes darom viską, kad tas žmogus gautų visą reikiamą pagalbą. Tai jis turi savo komandą, jis turi savo specialistus, kurie seka jį visą gyvenimą, kur tėvai yra įtraukiami į šitą jo procesą. Net tėvai drivina tą procesą, kaip dabar yra, ar ne? O tėvam suteikiama visa informacija, ką jie gali daryti namuose, ar ne? Nes dabar jau turime irgi duomenis, kad patys geriausi rezultatai yra tada, kai tėvai dirba kartu aktyviai, dėl to, kad tėvai tiesiog būna daugiausiai su vaiku, tai jokia terapija nebus tiek laiko, ar ne? Tai tėvai turėtų dirbti ne vairuotojais, o tėvai turėtų dirbti su vaiku namuose, kai gali integruoti tos dalykus, ką kasdieną daro, tik tai daryti tikslingai, kad tai būtų terapinis toks elementas. Tai, sakau, čia kalbėti aš iki ryto galiu, kiek kompleksiška tai yra, bet kitas momentas yra irgi, kad tai yra įgyvendinta, ne tobulai, irgi su savo sistemos trūkumais ir taip toliau, bet sakau, Amerikoje, pavyzdžiui, tikrai yra valstijų, kur, tai veikia. Tai, o Lietuvoje mes dėja, tų tokių gerųjų pavyzdžių, apie ką galėtume kalbėti, kad buvo mokykla, kuri, aš nežinau, gal aš negirdėjus, gal kažkas man parašys, kad yra mokykla, kuri fantastiškai gyvendino įtraukti. Vienos mokyklos, kas nors gali parodyti, kur sakytų, viskas buvo padaryta, by the book, tobuli specialistai, visi apmokyti, visi laimingi ir taip toliau. Aš negirdėjau. Lauksim komentaruose. Tai čia irgi, bet čia irgi labai labai ryškus signalas. Bet sakau, galbūt aš klystu, galbūt yra toks pavyzdys, galbūt per mažai PR-inam ir taip toliau. Jeigu yra, tai tada visi važiuokim ten ir žiūrėkim, kaip jie padarė. Nes tai irgi labai svarbu.
Tai ką girdžiu, kad iš tikrųjų labai daug tėvam yra perkelta to, jūsų vaikas, jūsų atsakomybė, o mes jau kažkaip, kaip pagal resursus turim. Visiškai bendra net valstybinė sistema, sakau, net ir tie patys vaiko raidos centrai, jie yra tavo iniciatyva. Tu turi, kai realiai turėtų būti pediatras apžiūrėjo vaiką, pasakė, kad vaikui reikia šito, ar ne, tada iš karto perima vaiko komandą, ar ne, skiriamas yra kažkoks žmogus, kuris atsakingas už vaiko keisą, kuris rūpinasi, kokios terapijos vaikui reikės, o ne tėvai, žinai, stovi vos ne prie durų vaiko raidos centro, kad juos priimtų ir maldauja, kad po metų staiga prieis jų eilė. Ir tada jau, tam, sakau, dar atskira tema, kaip tenai viskas vyksta. Tai sakau, tikrai yra fantastiškų žmonių, kurie tikrai nori padaryti gero, kurie tikrai nuostabių specialistų, kurie visą širdį atiduoda ir taip toliau. Aš ne apie juos, aš kalbu apie tą sisteminę problemą. Bet dar ir ką girdžiu, gal ne tik švietimo, bet ir sveikatos čia apsaugos yra toks, čia kompleksinis yra labai klausimas. Tai mūsų sveikatos sistema, žinai, iš vienos pusės aš ją labai džiaugiuosi, nes yra tikrai nuostabių dalykų, vien tas accessibility, ar ne, kiek mes galim šiandien, žinai, kažko reikia, šiandien galiu patekti, tai yra fantastika. Kitas klausimas yra to kokybė, žinai, ir mes jeigu kalbam, ir tas gilumas toksai, žinai, ir rūpestis, nes mes labai esam apie simptomų, žinai, gydymą ir labai mažai apie prevenciją dar Lietuvoje. Pat pediatrai kiek turėtų žiūrėti, žinai, giliai į tą, būtent kažkokius pirmuosius signalus, nes jie labai labai ankstyvi šiaip. Ir mes labai anksti galim pasakyti, kad žiūrėkit, čia gal ne viskas gerai, gal reikia atkreipti dėmesį, žinai, ir kuo mes anksčiau atkreipiam tą dėmesį, tuo yra vaikui geriau. Tai sakau, čia toks irgi sveikatos sistemos momentas. Pakalbėkime, Deina, apie jūsų vyšnių žiedus. Įdomu, iš tikrųjų, koks buvo tas momentas ar kažkoks įvykis, kas atsitiko, kad nusprendėt, kad turit tai kurti Lietuvoje. Tai iš tikrųjų kažkaip seniai aš tuo domėjausi, gravitavau. Čia toksai labai įdomus momentas yra tai, kad kažkaip kai Kinija paskelbė, kad influenceriam neleis be diplomų, žinai, kalbėti apie kažką, jeigu neturi toj srity diplomo, tai negalima apie tai kalbėti. Ir labai daug kas Lietuvoje labai džiaugiasi dėl to. Tai čia irgi toks truputėlį kita tema. Bet man tada buvo jausmas, kad aš žinau daugybę žmonių su diplomais, kur aš nenorėčiau pas juos gydytis ar eiti kaip pas specialistus kažkokios kitos ryties ir taip toliau, dėl to, kad, mano manimu, diplomas tikrai neapibrėžia visko. Kartais taip, bet vėlgi diplomas diplomai nelygus, ar ne? Vienas yra VU diplomas, žinai, su visa pagarba, bet visai kas kita yra Ivy League diplomas, žinai, arba Oxbridge'o diplomas. Tai vėlgi, tai yra, man turbūt labai geras pavyzdys buvo, kai aš Stanfordo tokius intensyvius kursus ėjau ir tai buvo apie visai kitą sritį, negu aš įprastai kalbu, tai Nutrition Science buvo ir aš labai labai giliai ėjau tą temą, tam kursas skirtas medikam iš esmės, kurie nori kelti kvalifikaciją. Tai aš patekau į jį ir tai buvo turbūt vienas sunkiausių dalykų, ką aš esu mokysis ir vienas intensyviausių ir sudėtingiausių ir tikrai be proto daug sužinojau ten per kelis mėnesius. Tai aš kaip pagalvojau, jeigu aš turėčiau, pavyzdžiui, diplomą Lietuvoje iš kokios kolegijos dietistės, tai būtų popierius tiesiog ant stalo, ar ne? Dabar aš neturiu tarsi diplomo, turiu kursus, bet turiu Stanfordo kursus ir tai yra žinių prasme absoliučiai nesulyginamas dalykas. Tai čia man visą laiką yra toksai, žinai, taip, diplomas galbūt svarbu, bet labai priklauso nuo žmogaus ir kiek jisai gilinasi ir kiek jisai atnaujina žinias. Tai čia tokia ilga preambulė, bet esmė ta, kad kai aš tiesiog tuo domėjausi taip, pasyviai, man buvo įdomu, aš skaičiau knygas apie tai ir taip toliau. Ir tiesiog taip sukrito, tai buvo sėkmės dalykas, aš susipažinau su žmogumi, kuris labai seniai norėjo tai padaryti ir kuris turi visiškai nuostabų išsilavinimą būtent tai daryti. Su Anastasija ir mes kažkaip pradėjom kalbėti apie tai ir vos ne per vieną susitikimą mes sakom, darom, žinai, to reikia Lietuvoje. Tai mane labai sužavėjo, kad jinai pirmas žmogus buvo, su kuriuo aš šnekėjau, kuris turėjo tokį požiūrį kaip aš, kuris buvo skaitęs tas pačias knygas, kuris skaitęs tos pačius modelius, kuris žino, kaip yra daroma geriausia pasaulyje ir
kur lygiai taip pat degė, kad aš noriu tai padaryti Lietuvoje, kad niekas dar to nepadarė ir kad tą reikia padaryti Lietuvoje. Tai man buvo tas aha momentas, kad tikrai jo darom, nes aš ir labai ją pasitikėjau. Ir iš tikrųjų Anastasija ir yra tas žmogus, kuris juodai dirba day to day, nes aš tai žinai, aš esu PR-as, aš esu žmogus, kuris gali, žinai, domisi tuo ir gali kažkiek padėti, bet aš negaliu būti tas operatyvininkas, žinai, viduje day to day daryti visko. Tai jinai jau ta, kuri mūsų specialistus apmoko, jinai dirba tiesiogiai su vaikais ir taip toliau ir visą tą tokią mūsų filosofinę liniją, žinai, atveda. Tai yra tikrai kažkas nerealaus stebėti šiaip iš vidaus. Šiaip tikrai galvoju, kad gal netiek ir daug yra girdėję tikriausiai Vilniuje, kas yra lokalizuotai labiau ir kam aktualu. Tai kaip jūs galėtumėte pristatyti būtent, ką Vyšnių žiedai veikia? Ar tai yra alternatyva įtraukiam ugdymui, ar tai yra papildymas to, kas dabar yra? Tai aš nesakyčiau, kad tai yra įtraukiojo ugdymo dalis, tai yra atskiras dalykas Lietuvoje šiandien, tai turėtų būti įtraukiojo ugdymo dalis. Mes veikiam kaip ankstyvosios intervencijos centras, tai yra toks terminas gal ir sudėtingas, bet kas su to susidūręs, tai tikrai žino, kad tiesiog jeigu vaikai yra su tam tikrais raidos sutrikimais arba ypač su autizmo spektru, ADHD lygiai taip pat, tai mes teikiam tą tokią bazinę pagrindinę pagalbą, kurią turi vaikas gauti, tam, kad būtent kaip ir kalbėjom, ar ne, jo sėkmingas būtų startas gyvenime ir jisai galėtų eiti toliau be jokių ribų, ar ne, tokių, kurių jam nereikia, kurias jis tikrai gali perlipti. Tai pas mus dirba ergoterapeutas, logopedas, čia yra bazė, ar ne, ergoterapeutas, psichologas vaikų, logopedas, čia tokie pagrindiniai dalykai, ką dauguma irgi daro. Tada, ką mes dar turim, tai turim vaikų masažistę, kas irgi šiaip nerealu ir irgi ne šiaip masažistė, o tokia, kuri dirba būtent su ypatingų poreikių vaikais, kuri žino, kaip prie jų prieiti ir taip toliau. Tai yra fantastika dėl to, kad, pavyzdžiui, jos stalas yra ant grindų, nes jinai supranta, kad tokie vaikai, jiem pavojinga gali būti net ant aukšto stalo, ar ne? Tada, ką mes dar turim ir kas yra visiškai fantastika, čia mano meilės projektas ir ko niekur irgi negirdžiu daugiau, mes kuriam tokią bendruomenę pas save tikrai ir labai daug šnekam apie tai, tai mes turim grupinę terapiją tėvams. Ir man tai atrodo taip svarbu, dėl to, kad tai yra vienas iš esminių dalykų. Vaiko geroviai svarbu, kad tėvam būtų gerai, ar ne? Tai mes negalim jiem padėti tiek, kiek norėtume ir negalim ten visko suteikti jiem, ar ne, tai suteikiam terapiją jų vaikam, bet tada mes juos kviečiam į grupinę terapiją tėvam, kurią jie irgi labai labai džiaugiasi ir vis dalinasi, kad tai yra vienas nuostabiausių mūsų dalykų, tai yra įskaičiuota į mūsų kainą, mes papildomai tėvų už tai nečerdžinam ir tai yra tiesiog dėl to, kad aš žiauriai noriu padėti tiem tėvam. Tai čia irgi vienas iš momentų, ką dabar dar irgi artimiausiu metu turim muzikos terapiją, turim dramos terapiją, tai irgi čia tokie labai svarbus, kartais nuvertinami dalykai, bet man atrodo tai yra visiškai nerealu dėl to, kad jeigu tinkamas specialistas, o mūsų yra fantastiniai specialistai, tai jie padaro tai, ko negali daryti konvencinė terapija, ar ne? Nes jie turi ir kitokį prieimą ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, dauguma muzikos terapiją nuvertina, nežinodami, kad muzikos terapija gali būti visiškai raktas į vaiko kalbos atrakinimą, jeigu tikrai tinkamai jinai įgyvendinama. Tai kai mes kalbam apie kalbos raidą ir autizmą, ar ne, mes tikrai žinom, kad kartais yra šitas aspektas labai svarbus. Tai muzikos terapija yra tas įrankis, nes ten yra ritmas, atsikartojimas, ar ne, muzikalumas, girdėjimas tono ir taip toliau. Ir šiaip terapinės poveikis, ar ne, nes ramina nervinę sistemą ir taip toliau. Tai va, aš čia bandau greitai viską papasakoti, o dramos terapija labai gerai dėl socialinio kontakto, jeigu vaikui baisu kažkas normalioje aplinkoje, tai dramos terapija būtent leidžia saugioje aplinkoje tuos scenarijus išsibandyti. Tai irgi visiškai nuostabus dalykas. Tai čia tokia mūsų bazė, dar kineziterapeutą dabar artimiausiu metu norim prisidėti. Tai mes nesam klinikinis centras, mes dirbam visiškai pagal tą tokią terapinę metodiką. Mūsų bazė yra paimta iš Cherry Garden School Didžiojoje Britanijoje ir jie jau tai taiko 20 metų, tai nėra kažkoks mūsų įsivaizdavimas, kad mes susėdom su Anastasija ir pašnekėjom, kaip čia būtų faina daryti. Kažkokią
Ne, mes pasiėmėm visiškai jau patvirtintą sistemą, mūsų apmokė jų specialistai, mes su jais labai aktyviai bendradarbiaujam ir toliau. Jie davė mums visą tą griaučios, ar ne, sistemos, kas turi būti padaryta, pagal tai mes vertinam progresą, kas irgi aš nesu girdėjus jokio kito centro, kad visi šitie specialistai dirba kartu, jie nėra po vienu stogu tiesiog, ar ne, kad mes atvežėm vaiką, vaikas nuėjo pas logopedą, vaikas nuėjo pas tą. Mūsų specialistai yra tas būtent vaiko komanda, ar ne, jie žino, kiekvienas žino tą vaiką, kiekvienas žino, prie ko tas vaikas dirba, kiekvienas žino, ką darė kitas specialistas ir kad reikia jį papildyti, ar ne, tai jeigu vaikas, pavyzdžiui, eina pas psichologą ir psichologas mato, kad vaikui trūksta žodyno, kad jie galėtų kalbėtis apie kažką, jis eina pas mūsų logopedą ir sako, žiūrėk, man reikia, kad tu dirbtum su šitu žodynu dabar, ar ne, ir jie va taip sinergiškai ir dirba, tai yra fantastika ir būtent todėl mes turim tos rezultatus, kuriuos turim. Tai va, ir mes tada ant viso to modelio vertinam vaiko progresą, kas irgi yra labai labai svarbu dėl to, kad mes sekam, ką mes padarėm, mes nesakom, kad, va, čia smagiai pabuvom su vaiku, ar ne, mes sakom, žiūrėkit, jūs atėjot rugsėjį, jūsų vaikas buvo čia, mes turim tokį bench map, tai yra šakų žemėlapis, ar ne, mes esam sausyje mes turim štai tokius rezultatus, mes pasiekėm tą ir tą, mums reikia toliau siekti to ir to. Tai yra pritaikyta pagal tai gyvenimo įgūdžius, iš esmės tai, ko vaikui reikės, kad jisai funkcionuotų pasaulyje sėkmingai, laimingai ir taip toliau. Tai va, ir tada visa tai yra dar, mes turime elektroninę sistemą, kur viskas yra pildoma, tėvai gali matyti, tėvai mato dažnai užsiėmimų eigą, kas vyko, mokytojai dalinasi terapeutai pastebėjimais, kas buvo nuveikta ir taip toliau. Tai turim nuolatinį kontaktą su tėvais. Ir vienas iš dalykų turbūt irgi, kas yra dar labai svarbu, tai kad mes labai įtraukiam tėvus. Mes darom sesijas žaidimo su tėvais, pavyzdžiui, kur mes rodom, stebim iš pradžių, kaip tėvai žaidžia su vaiku, tada dalinamės patirtimi, ką galima padaryti kitaip. Mes turim rašytinius raportus, kurias teikiam tėvam nuolatos ir mes turim gyvus susitikimus, kurie teoriškai turėtų būti 6-8 savaitės, bet praktiškai būna daug dažniau, nes mes tiesiog pagal poreikį susitinkam su tėvais nuolat. Daug specialistų, ar sunku juos yra rasti gerus, būtent tai, kokius jūs keliat lūkesčius jam būtent savo? Tai čia jautriausia klausimą jūs palėtėt, nes tikrai pati sunkiausia mūsų darbo dalis yra šita. Mes, kai pradėjom centrą, mes galvojom, kad bus sunkiausia su tėvais, mes galvojom, va čia ta jautriausia tokia dalis, žinai, kur tikrai reikia pasiruošti, kaip bendrauti, kaip ką. Ir mūsų tėvai yra tiesiog dieviški ir ten nėra jokių problemų su jais. Komandos surinkimas buvo pats sunkiausias kelias ir tikrai nebe klaidų ir nebe pamokų brangių. Tai labai džiaugiuosi, kad tikrai visą laiką man buvo prioritetas vaikai, vaikų saugumas, protokolai, šitą labai anksti apsibrėžiam, kad tai net ir specialistų kaita neturėtų įtakos didelės tam, nes mes vis tiek dirbam pagal tam tikrą sistemą, tai tiesiog jeigu vienas specialistą keičia kitas, jisai vis tiek daro tą patį, nėra kažkokios, mes tiek nerelainam ant specialisto kompetencijos, kiek galbūt kitur. Ir mes apmokam patys specialistus. Tai ir tikrai taip išsamei apmokam, Anastasija būna su jais ilgai sesijose, nepaleidžia jų vienų ir taip toliau. Bet sakau, tai buvo tokios pamokos, ką išmokom. Ir rasti žmonės, kurie turi ir kompetenciją, ir norą tai tikrai daryti, tai yra nelengva. Dėl to, kad viena yra, sakau, turėti diplomą, vėlgi, kokias nors specialybės ir visai kas kita gebėti rasti ryšį su vaikais. Čia vienas iš dalykų, ką mes pirmiausiai tikrinam, ar iš tikrųjų tai nėra tik tai diplomas, bet ir kad žmogus dega to, ar ne, kad jis pamato vaiką ir jam įdomu, jis nori sužinoti, ar ne, kaip tas vaikas veikia, kas čia yra, ar ne. Tai va tos ugnelės labai ieškom ir dabar, čia jau artėjom prie metų mūsų centro veikimo, tai jau dabar galiu sakyti, kad turim tikrai nuostabią komandą, kurią tikrai nebijau drąsiai didžiuotis ir dalintis, tai dabar tikrai yra va taip jau gerai. Tai aš manau, kad tai yra didžiulis pasiekimas, vėlgi veikiant nepilnus metus, tiek nemažai specialistų rasti, apsimokyti, išsifiltruoti, kad tikrai jau būtų tos uogytės, žinai, likusias pas mus, tai visai didžiuojamės. O jeigu galite, aišku, pasidalinti šitais duomenim, kiek šiuo metu jūs turit vaikų, su kuriais dirbat? Dar irgi klausimas, su kokio amžiaus jūs vaikais dirbat? Ir
Ar jaučiat, kad, ta prasme, ar yra eilės, o galbūt tai paklausiu, ar yra eilės, nes irgi ką minit, kad labai svarbu yra, kad tas paslaugas gautų ne kartą į savaitę, o kad būtų nuoseklumas. Ir kiek girdėjau, kad pakankamai ilgai su 3 valandos, ar ne panašiai, ten kiekvieną kartą. Ir dar irgi toksai, kaip suprantu, tas yra šalia, ne ugdymo įstaigos, tai čia gaunas, kad jau vakarais ateina užsiimti. Taip. Tai yra taip, po pamokinis centras, vaikai ateina nuo 3:30 iki 6. Vaikai yra nuo 3 iki 8 metų. Mes pasiėmėm tokį, gan standartinį iš tikrųjų rėmą būtent ankstyvai intervencijai. Tada, kalbant apie eilės, kol kas mums dar pavyko išsibalansuoti per perdėliojimą viso tos tvarkaraščio lentelės. Tai labai daug darbo su ja ir čia Anastasija daugiausiai turbūt suvargsta, nes mes, kadangi ne visi vaikai ateina kiekvieną dieną, yra vaikų, kurie ateina rečiau kartais ir mes turim tą maksimalų kiekį, kiek mes galim paimti vaikų per vieną dieną, tai mums dar pavyko išsibalansuoti perskirstant per dienas. Tai mes dabar turim 20 kelias jau vaikus ir jau esam ant visiškai ribos jau to waiting listo. Tai kas nutinka tada mums reikia arba jau kurti waiting listą tiesiog laukiant, kada įvyks kaita, arba plėsti centrą, tai ieškoti dar daugiau specialistų, bet mūsų problema yra ta, kad mums neužtenka pasamdyti tiesiog logopedo, ar ne, kadangi, kaip kalbu, pas mus dirba komanda su vaiku, tai mums reiškia, kad mes iš karto turim samdyti tiesiog antrą setą pilną komandos, turėdami, pavyzdžiui, vieną vaiką ekstra tiesiog, ar ne, tai įsivaizduoti iš pradžių tiesiog vienam vaikui mes turėtumėm pasamdyti vėl 6 specialistus, pavyzdžiui. Tai dar su šitu nežinom iki galo, kiek išsižaisim, kol galim, tiesiog plėsim turbūt dienos ilgį, greičiausiai, kad praplėsim darbo valandas ir po to žiūrėsim, kai jau tikrai išauksim tiek, kad gali būti pilnai 2 grupės, tai tada jau galbūt tiesiog samdysim antrą setą specialistų. Bet irgi nežinau iki galo, kaip daryti, dėl to, kad girdžiu ir iš kitų miestų, kad labai nori, kad tenai ateitume, Kaunas visą laiką rašo, kad labai jiem trūksta kažko panašaus, tai galbūt verta apie tai pasvarstyti, bet nežinau, man siaubas truputėlį apima, kai pradedu galvoti, kad reikėtų vėl iš naujo ieškoti specialistų komandos ir eiti per tai. Tai daug išmokom be abejo per tą laikotarpį ir jau daug kažko nekartotume. Bet sakau, specialistų paieška, tai aš visą laiką, sakau, kiekviena proga, kur galiu viešai kalbėti apie tai, tai sakau jauniems žmonėms, kad eitų iš šitas specialybės, nes tikrai jos yra labai perspektyvios, jų reikės vis daugiau ir ten yra pinigų, mes mokam tikrai normalias geras algas, tai aukštesnės negu rinkos vidurkis, tai tikrai labai raginu, nes čia yra, jeigu mes kalbam apie AI revoliuciją, ar ne, ir apie viską, ką AI jūs pakeis, ir apie ten computer sciences, ar ne, arba marketingą, arba ten reklamą ir panašiai, tai terapija yra viena sritis, kurios AI tikrai nepakeis. Tai jeigu svarstava jaunimas, kokią specialybę rinktis, tai čia tikrai jūsų dirbtinis intelektas nepakeis. Čia kai kalbam apie tą ankstyvąją intervenciją, tai yra iš vis dar kitas dalykas, dėl to, kad tai nėra pokalbis konvencinė prasme su vaiku, tu taip terapijos nepadarysi, ar ne, pasisodinti 3 metai ir sakyti, o tai kaip tu jautiesi, taip neveikia. Tai ką mes turim daryti, tai yra ta pati psichologija, ar ne, tai yra žaidimų terapija, tai yra visiškai per labai aiškias schemas, kurios yra išmoktas, kaip su to vaiku daryti, bet vėlgi pas mus dažnai, jeigu žiūrime tas ankstyvosios intervencijos centrus, mes turim psichologiją, ar ne, ir labai dažnai tai yra žaidimų terapija tiesiog, ar ne, ir jis ateina ir pagal tas standartą su juo užsiima. Mūsų psichologija eina per daugybę kursų, kurie yra pritaikyti būtent vaikams, pavyzdžiui, su autizmo spektru. Ir ką jinai daro, tai mes ją mokom labai konkrečiam moduliui, ar ne, kažką daryti labai tikslaus. Tai pavyzdžiui, jungtinis dėmesys, ar ne, čia jau tokie labai nišiniai dalykai, kas jau susiję konkrečiai su autizmo spektru, bet būtent mes ten ir specializuojamės, kad mūsų psichologija žinotų, kaip daryti, pavyzdžiui, 10 savaičių kursą, kuris skatina jungtinį dėmesį. O nuo jungtinio dėmesio mes galim tik tai atsispirti, kai kalbam apie, pavyzdžiui, kalbos raidą, ar ne, tik tai tada, kai bus jungtinis dėmesys, tik tada kažkada mes galėsim kalbėti, kad vaikas galbūt galės eiti pas logopedą, o ne kaip mūsų sistemoje dabar yra, ar ne, kur vaikas, kuris neverbalus, ar ne, yra įmetamas pas logopedą.
ačiū Dievui, jeigu ten bus fantastinis logopedas, kuris labai daug domėjosi, labai daug dirbo su tuo, žino, kaip padaryti, kad pradėti dirbti nuo jungtinio dėmesio. Bet 90% atveju tai bus visiškai netikslinga, dėl to, kad nulis poveikio yra. Vaikas girdi tiesiog baltą triukšmą, ar ne? Tai pirmiausia, mes turim dirbti su jungtiniu dėmesiu, tai mūsų psichologija dirba su tokiais keliais skirtingais moduliais, kurie yra būtent tos bazės tokios, kai mes norim dėlioti pagrindą vaiko suvokimui, vaiko dėmesiui, čia ir ADHD beje labai gerai, vaiko susikaupimui ir taip toliau. Tai tuo irgi labai didžiuojamės, kad mūsų psichologija nėra tiesiog žaidimų terapija. Taip, tai yra žaidimų terapijos elementai, bet tai yra kaip su tuo dirbama, tai yra daug konkrečiau. Minėjot, kad tėvai irgi yra įtraukti. Kaip realiai matote ne tik su vaikais, kurie turi specialių poreikių, bet apskritai su visais vaikais, koks turi būti būtent tas tėvų įsitraukimas ugdymo klausimais ir iš tikrųjų realus, o ne teorinis, kaip mes labai svajotumėm kažkaip, kad būtų. Ir ką reiškia būtent tas tėvų darbas su vaiko namuose? Tai, manau, gera žinia yra tai, kad tikrai tai nėra raketų mokslas, tai yra labai konkrečios strategijos, ką gali tėvai daryti. Yra toksai Denverio modelis, vienas tokių pažangiausių turbūt, kuris kalba būtent apie autizmo spektro ankstyvąją intervenciją. Ir jis labai pabrėžia būtent tą tėvų įsitraukimą. Bet tai nereiškia, kad tėvai turi tapti terapeutais. Ką tai reiškia? Tai kad jie išmoksta tam tikrų strategijų, ką jie gali taikyti namuose kasdienėje veikloje. Tai reiškia, kad tau nereikia atsisėsti ant kilimėlio čia dabar su vaiku ir, užsiimti terapiją, o tau reikia tiesiog valausi dantis su vaiku, ar ne, darau tą. Tikslingi dalykai, ar ne, rengiamės, darau tą, žinot, ką sakyti, žinot, kaip skatinti tam tikrą elgesį, žinoti, kaip menedžinti elgesį kažkokį, kurio nenoriu, ar ne, tai yra toks labai faina pritaikyta sistema, ne raketų mokslas visiškai, bet būtent, kad tiesiog reikia tą žinoti, reikia tą informaciją tėvam perduoti ir tada tėvai gali tą labai sėkmingai gyvendinti namuose. Tai iš vienos pusės žiūrint, tai yra labai paprastas reikalas, visiškai nereikalaujantis kažkokio sudėtingumo. Iš kitos pusės tai yra be galo svarbus dalykas, visiškai absoliuti bazė sėkmingai ankstyvai intervencijai. Ir tam tai reikia, tėvus apmokyti, kad jie žinotų, ką jie turėtų daryti namuose. Ir tai labai labai retai daroma. Ir Lietuvoje ypač retai daroma, bet aš žinau labai daug tėvų, kurie patys išsiaiškina, tai nusiperka knygas tas ir skaito tiesiog patį visą modelio sistemą. Kokie, sakytumėt, kad yra signalai tėvams, kur, kad galbūt reikia pagalbos jų vaikui, ar kreiptis pažiūrėti, ar reikia pagalbos vaikui, kai neturi jie diagnozių kažkokio dar? Tai, man atrodo, bet kas šiek tiek nukrypsta nuo normalios raidos, ar ne? Tai jeigu mes matome, kad vėluoja vaiko kalba, kad vėluoja dėmesys, ar ne, kad vaikas būtent akių kontaktas vienas iš tokių pagrindinių, ar ne, dažniausių dalykų, tai yra dalykai, ką turėtų pastebėti vėlgi, kaip ir kalbėjom, pediatras ir turėtų tėvam pasakyti. Dažnai man tėvai rašo, klausdami, ar man jau čia verta sunerimti dėl kažko, ar ne, parašo ten vaiko amžių ir vaikas tam, pavyzdžiui, nekalba, ar verta sunerimti. Tai aš sakau, nenerimaukit, o pastikrinkit. Dėl to, kad tai Lietuvos, vėlgi, kur gera sveikatos sistema, mums tai nieko ypatingai kažkaip gali nekainuoti, laiko irgi neužims ten kažkokių marių, o jums sielos ramybės duos, ar ne, jūs nueinat, pastikrinat, viskas, vaikas vystosi gerai, viskas ramu, ar ne. Su kalbos raida aš visą laiką sakau, jeigu ten, pavyzdžiui, sakykim, koks nors jungtinis dėmesys yra šiek tiek gal sunkiau pastebimas žmogui, kuris nėra tame dirbantis, tai akių kontaktą tikrai visi tėvai gali pastebėti. Jeigu aš žiūriu ar ne, kviečiu vaiką žiūrėti į kažką ir vaikas nežiūri, tai jau yra tokia truputėlį raudona vėliavėlė. Jeigu vaikas į mane nežiūri ar ne, irgi raudona vėliavėlė. Jeigu įvyko regresas, irgi raudona vėliavėlė. Jeigu vaikas kažką mokėjo ar ne ir staiga nebemoka, tai šitą visada reikėtų atkreipti dėmesį. Ir vienas iš dalykų, į ką visada irgi skatinu atkreipti dėmesį, tai kalbos raida. Nenurašyti jos niekada, kad pradės kalbėti kažkada, nes tai nebūtinai reiškia jokių būdų autizmo spektrą ar dar kažką.
Bet tai, jeigu mes pradėsim su jie dirbti, tai bus geriau visiems. Tai vaikas anksčiau galės išreikšti savo poreikius, mažiau bus emocinių sprogimų, jum viskas, namų, aplinka nurims ir taip toliau. Tai gali būti tiesiog kalbos raidos vėlavimas, bet jeigu mes su jie dirbsim, tai tiesiog, visiems bus iš to geriau. Tai, bet sakau, ir apskritai, net ir kalbant apie autizmo spektrą, kažkaip labai, man atrodo, kai skaitai, tą užsienio literatūrą, man tai patinka visą laiką ta siunčiama žinia, kad tai nėra nuosprendis, kad tai yra tiesiog kitoks gyvenimo būdas, kad tai yra Barry Pritchard, nuostabi knyga, kur uniquely human, ar ne, kad tai yra būdas būti kitaip žmogumi, ar ne, ir kad tai labai gražu, ir kad tai duoda daugybę ir nuostabių dalykų, ir visai kitokių insightų į gyvenimą ir viską. Bet Lietuvoje man tą labai sunku sakyti tėvam, nes aš žinau, per kokį jie turės pereiti čia kryžiaus kelius, kad galėtų susikurti galbūt savo tokią sistemą, kuri juos vieną dieną džiugintų ir kuri veiktų sklandžiai ir kur jam nebereikėtų, kasdieną ten eiti kryžiaus kelių. Tai iš vienos pusės mes tikrai jau mokslas yra pasakęs, kad tai nėra nuosprendis ir kad mes galim tikrai sukurti visas įmanomas sąlygas, kad tas vaikas funkcionuotų nuostabiai užaugęs. Turim puikių pavyzdžių, ar ne, iš žmonių, kurie buvo visiškai neverbalūs, kurie šiandien yra speakeriai, garsus ir taip toliau. Tai daugybė tų tikrai nuostabių pavyzdžių yra. Tai norisi, sakau, kažkaip tėvus padrąsinti, kad viskas yra įmanoma, bet kartu ir labai norėtųsi, kad jie turėtų tą valstybinę paramą iš visų pusių, kad jie galėtų patys kvėpuoti, nes tai yra tikrai didžiulis darbas jam ir man labiausiai skauda širdį dėl tėvų, dėl to, kad jie ateina pas mus dažnai jau tokie pavargę ir tokie nusivylę ir tokie, net pirmam pokalbį jau kartais jauti, kad jie jau yra gynybiški, ar ne, kad jie atėjo, bet jau jie maždaug žino, kad čia irgi niekas neveiks ir nieko čia nebus, bet kažką reikia bandyti, Ir tada, kai jie pamato pirmus rezultatus, tu matai, kiek tai mes verkiam kabinete, tai aš jau nebesuskaičiuosiu kiek kartų, dėl to, kad tai tikrai yra ekstatinis dalykas ir kartu supranti, kiek sąlyginai paprastas, kad ten nereikia stebuklų, reikia kompetencijos, reikia noro padaryti gerai. Jeigu galėtume dabar artimiausiu metu bent vieną dalyką pakeisti švietimo sistemoje, ko imtumėtės? Toks klausimas ne iš lengvųjų. Tai turbūt, žinot ką, aš rinkčiausi specialistų rengimą. Prasme, kad specialistų rengimas būtų kitoks. Iš esmės, sistemiškai, vertybiškai, visaip kaip kitoks. Dėl to, kad dabar mes per daug remiamės žmonių geranoriškumu ir individualaus žmogaus noru, kiek jisai pats papildomai mokosi, stengiasi, jo kompetencija. O tada ta bazė yra žiauriai žemai. Tai čia, man atrodo, yra problema. Dėl to, kad taip mes turim pavienių fantastinių specialistų, kurie yra pasaulinio lygio, ar ne? Bet mes turim turėti visada, kai kalbame ir apie visuomenę, apie bet ką, ar ne? Mes sakom, mums svarbiausia, kad tas vidurys būtų geras, ar ne? Kad jis būtų pakankamas, stabilus ir pakankamai kompetentingas. Tai aš manau, čia yra mūsų didžiausia problema, kad mūsų neištrauks tie pavieniai keli geri specialistai, ar ne? Vidurys turi būti geras ir visada bus tos apačios, ar ne, kur nenori tiesiog dirbti. Tai šito labai norėčiau. Man dar vienas paskutinis klausimas, nes kilo tiesiog iš eigos. Kadangi vyšnių žiedus turit ir kalbėjot, kad tai, ką jūs darot, iš tikrųjų tai būtų idealu, jeigu tai būtų perkelta į mūsų švietimo sistemą. Ar kas nors kalba su jumis? Ar kas nors nori jūsų idėjų ir patarimų? Čia yra šiaip labai gražus klausimas ir nebuvau net pagalvojęs apie tai. Ne, absoliučiai niekas nėra nei pasiūlę susitikti nieko. Mes esame labai daug kam ir mes patys važiuojame mokyklas, mes šnekame su kitais žmonėmis, su keiščiausiais kontaktais ir labai didžiuojasi to, nes labai faina. Mes ten turim kontaktų su Teksaso mokykla, pavyzdžiui, turim kontaktų su Kauno specializuota mokykla, nuostabi direktorė tenai. Turim kontaktų su žmonėmis iš Šiaulių. Prasme, tikrai labai stengiamės su visais bendrauti. Man per Instagramą prieš porą dienų parašė moteris, irgi, man atrodo, iš Šiaulių ar iš Panevėžio.
Bet nežinojau, ir mano pirmas pasakymas jai, aš nežinau, iš kur jinai, bet sakau, atvažiuokit į Vyšnių žiedus, aš noriu pasišnekėti su jumis, man įdomi jūsų patirtis ir taip toliau. Ir žmogus sako, Jėzau, kaip nerealu, niekas šiaip, nekviečia kalbėtis. O mes su visais norim kalbėtis, mums tai yra be galo įdomu, bet niekas nėra mūsų kvietęsis ir taip toliau. Aš manau, kad visada yra problematika Lietuvoje, tai kad mes esam tokia maža bendruomenė ir maža rinka, ar ne, kad mes esam labai linkę konkuruoti, dėl to, kad kitaip neišgyventume, ar ne, tai mūsų tikslas tikrai nėra toks, aš labai esu tvirta tikėtoja, kad daryk gerai ir visiems užteks, tikrai, ta prasme, nereikia čia plėšti kliento iš kito, žinai, rankų, tiesiog dirb gerai ir viskas bus tvarkoj. O apskritai sisteminė prasme, tai aš manau, kad labai trūksta to noro mokytis ir suvokti, kad kažkas jau daro kitaip ir kad būtų įdomu pasišnekėti. Galų gale, taigi niekas neprašo kažkokių įsipareigojimų, mes net jokių paramų neprašom, mes tiesiog darom tai, ką darom. Tai gaila. Nes atrodo, kad būtų nuostabu, jeigu sprendimus priimantys visą švietimo sistemą nusprendžiantys asmenys gebėtų pamatyti ir pasisemti tada iš tų privačiai paslaugas teikiančių asmenų tos gerosios patirties. Jo, tai čia tikrai, sakau, nereikia net jokių įsipareigojimų, taigi čia tu gali pasikalbėti, pasižiūrėti, kas veikia, kas neveikia, pasidalinti tą gerąją patirtimį. Mes kviečiame žmonės, sakau, iš keiščiausių, visai ne tai, ką mes darančių, pavyzdžiui, ar ne, bet tiesiog vakarienės einam, pasišnekam, ką jūs darot, kas veikia, kas neveikia, nes yra be galo įdomu, ar ne, ir visada gali kažką naujo išmokti. Ir gali kažkokią naują pažintį užmegzti, kuri ten ateityje, žinai, kažkur susigadys ir bus įdomu. Tai man atrodo čia toks, bet dėl to mes ir esam tokie, kokie esam. Mūsų centras yra toksai, koksai yra, dėl to, kad mes tokie žmonės ir mum įdomu, mes visą laiką skaitom, mes visą laiką domimės, augam ir taip toliau. Tai nėra, mum tai niekada nebuvo verslas visų pirma. Ta prasme, taip, tai yra verslas, bet aš negaunu atlyginimo jau metus ir neplanuoju jo gauti artimiausiu metu, dėl to, kad ne dėl to aš tenai esu. Man tai yra širdies darbas, aš tenai einu dėl to, kad man tai yra be galo prasminga ir aš manau, kad jeigu aš noriu gyvenime padaryti kažką, vieną tokį dalyką, kas išlieka tikrai ir kažką gero visuomeniai padaro ir mano psichiniai sveikatai, tai yra vienas iš būtent tai Vyšnių žiedai. Tai dėl to mes kažkaip, nežinau, mes tą darom tikrai iš idėjos. Jeigu vieną dieną tai atsipirks, aš labai džiaugsiuos, bet tai nėra pirminis tikslas. Ačiū, Medėna, labai, kad sutikot pakalbėti. Neabejoju, kad tikrai klausytojam, kuriem aktualu ir galbūt pamatysit daugiau ir galbūt kas nors pasikreips, vis tik patarimų, kas turėtų pasikreipti, kad tikrai bus aktualu. Taip pat norėtumėm pasidalinti partnerių dovanomis su jumis. Mūsų partneriai Kanumo dovanoja jų fermentuotą gerų bakterijų kilmės gėrimą. Tai jisai yra be cukraus, fermentuotas gėrimas. Žinau, kad patys teigia, kad tinkantis ir veganams. Su mūsų kodu Prevens klausytojai, su kodu Prevens 15 gaus užsakymui 15% nuolaidą. Tai kviečiam pasinaudoti ir išbandyti. Taip pat partneriai Akala gaminantis nealkoholinę putojančią arbatą. Tai būtent čia yra balto vyno stiliaus arbata, kurta būtent stengiantis priminti Chardonnay stiliaus iš Burgundijos. Labai šaunu. Taip pat Fruitberry dovanoja skaidulinių medžiagų mišinį. Tai yra tirpių ir netirpių skaidulų mišinys. Puikus skaidulų šaltinis, kai nepakankamai suvartojama yra jų iš dienos produktų. Ir mūsų draugai Mark Sign dovanoja taip pat čekį naudotis jų paslaugomis. Tai yra
Puikus būdas tiek tausojant gamtą, tiek laiką pasirašyti dokumentus elektroniniu kvalifikuotu parašu. Super, labai naudinga. Ačiū Medeina dar kartą. Ačiū Jums labai, tikrai nuostabus klausimai, labai noriu pasidžiaugti, nes retai tai būna, kad taip giliai gali ir tiek daug pasakoti tokia svarbia tema ir labai nišinė tema, tai labai džiaugiuosi, kad Jums rūpi ir kad pasikvietėt šnekėti tokia